Taip, Vaidotas Beniušis, daugeliu pažįstamas kaip žurnalistas, kuris arba vadovavo, arba buvo vienu iš vadovaujančių žmonių ir naujienų agentūrų darbe, ir naujienų portalų. Skirtumų yra turbūt nemažai, ypač kai naujienų agentūrai vadovauja, ten apskritai reikalavimai objektyvumai dėli, bet ir portalam keliami reikalavimai dėli. Vaidotai, pirmas ir svarbiausias klausimas susijęs su dirbtinio intelekto atėjimu tiek apskritai žiniasklaida, tiek į konkrečių redakcijų darbą. Ir mano klausimas tada iš labai svarbaus niuanso. Jūsų redakcijos ir BNS ir 15 minučių visada turėjo netgi labiau negu buvo bendra politika, kažkokia tokia vidinė politika, kad reikia arba etikos kodeksų, arba normų, arba sustarimų, dėl kokių nors priežasčių. Tai aš norėčiau, kad pradėti nuo to, dirbtinis intelektas kaip pasirodė, kada ir ką pradėjote redakcijoje svarstyti. Pirmiausia, pradėjome svarstyti apie jo praktinius panaudojimo būdus. Tai yra, rinkomės gerąją patirtį, kaip jį galime panaudoti tam, kad mūsų darbas taptų efektyvesnis, kad galėtumėm geriau kurti turinį, kad galėtumėm atsikratyti kai kurių techninių funkcijų, o labiau susitelkti dėmesį į kūrybinį darbą. Ir aišku, lygiai greta ėmėme kalbėti apie taisyklės, kurias turėtumėm taikyti. Ir kaip tik vakar redakcijos vadovų susirinkime turėjome jau tokį turbūt prieš paskutinį pokalbį apie tai, kaip papildytumėm savo gairę, savo etikos kodeksą, pirmą kartą įtraukdami į jas taisyklės apie dirbtinio intelekto naudojimą. Iki šiol taisyklės būdavo tokios sutartos žodžiu, kaip mes nurodome, bet išklausė ir kolegų žurnalistų pasidalinę platesnėme rate, artimiausiam dienom, artimiausiam savaitėm turbūt finalizuosime ir juodo ant balto bus išguldyti kertiniai principai, kurie visų pirma pasakys tai, kad nepaisant dirbtinio intelekto naudojimo, kuris yra jau faktas šiandien, mes užtikriname, kad galutinį sprendimą vis tiek priima gyvas žmogus. Tai yra, mes nepaliksime sprendimo priėmimo dirbtiniam intelektui. Dirbtinis intelektas yra ir liks asistentas žurnalistams ir redaktoriams. Ir taip pat deklaruosime apie tai, kaip mes nurodome kūrinio sukūrimo procese naudoti dirbtinį intelektą. Tai vėlgi, jeigu dirbtinis intelektas naudotas tik kaip asistentas, kuriant tekstą, ar transkribavimui, ar vertimui, ar šiaip kaip Google ar Wikipedijos pakaitalas, tam pirminiam informacijos susirinkimui, kurį vis tiek tikrina žmogus, tai mes nematome pagrindo detaliai nurodyti kas kartą, bet jeigu dirbtinis intelektas vaidina esminį vaidmenį, tarkim, duomenų žurnalistikoje, arba ypač jeigu dirbtinis intelektas naudojamas, kurti kažkokias iliustracijas, tai turėtų būti nurodoma pas mus. Tai esam paskutiniai stadijai, šiuo metu šiek tiek dar diskutuojame dėl video nurodymų, nes dirbtinį intelektą naudojame ir video kūrime ir turėsime tokias pirmas gaires, kur, aišku, nuolatos seksime ir žiūrėsime, ką galime tobulinti. Tai labai aktyvus procesas, aš turėjau tą tikslą iki metų pabaigos pasitvirtinti, tai ir turėsime, kad pirmosios išguldytos gairės apie dirbtinį intelektą bus iki šių metų pabaigos. Ar galima truputėlį apie pasitikėjimo klausimą žiniasklaida ir dirbtiniu intelektu? Dabar jau praktika rodo, kad dirbtinis intelektas yra irgi kelių lygių. Yra labiau profesionalus, labiau prieinamas ir jau plika akim matosi, jog surinkti jo duomenys arba atsakymai į klausimus kartais sukelia šypseną, kartais nusistebėjimą. Kokio lygmens redakcijos asistentas bus? Tas basic, pažengęs ar pats brangiausias, ką rinka siūlys? Kokią politiką planuoja, kad bus? Politika, aišku, susives į tai, kokie sprendimai yra efektyviausi, nes esame bet esame ir verslo organizacija ir turime priimti pagrįstus sprendimus, kiek į tai galima investuoti. Tai žurnalistai dalyvauja įvairiuose ir tarptautiniuose renginiuose, kur bando ir sofistikuotas dirbtinio intelekto programas, ypač duomenų analizai. Aš manau, kad tam, kad galėtum jau efektyviai ir profesionaliai, tarkim, dirbti su duomenim, reikia šiek tiek jau labiau specializuotų programų, negu mums visiems įprastas ChatGPT. Tam reikia jau ir žurnalistam kelti kvalifikaciją, bent jau turėti pagrindus programavimo arba žinoti, orientuotis, kas tai yra, kad galėtum pateikti tikslės užduotis.
Tai jeigu matysime, kad tai veikia, tai manau, kad tikrai nebijosime eiti ir link to aukštesnio, sofistikuotesnio lygio, bet jūs Dainiau klausimą pradėjot nuo pasitikėjimo, tai vėlgi čia yra keli dalykai, ką mes turime pabrėžti, nes pasitikėjimas yra mūsų svarbiausia valiuta. Ne? Mes negalime prarasti pasitikėjimo mūsų skaitytojų. Ir viena vertus yra gerai, kad daugelis apklausų rodo, kad visgi žmonės linkia daug labiau pasitikėti žmonių kūrimo turiniu negu dirbtinio intelekto kūrimo turiniu. Mes turim šitą pasitikėjimą visų pirma išsaugoti, jį pateisinti ir čia mes galime ir grįžti prie tradicinių žurnalistikos vertybių. Dėmesio joms turime aiškinti, kuo redakcija, kuri turi aiškiai vadovavimo grandinę, yra pranašesnė, kad kuo žurnalistai geriau supranta vietinį kontekstą, kurdami tekstus, negu kažkokie užsienietiški dirbtiniai intelektai, kurie masto, vėlgi, turbūt anglosaksišką kultūrą ir lietuviškų niuansų nelabai supranta. Turime paaiškinti, kad mes kaip žurnalistai irgi geriau suprantam ir skaitytojų emocijas, empatiją jiems jaučiam, nes mes gyvename toj pačioje aplinkoje. Tai šitą tikrai turim daugiau aiškinti, daugiau stiprinti, pabrėždami, kad ne dirbtinis intelektas priims sprendimus, o mes priimsime sprendimus jo padedami ir būtent dėl to mes ir norime aiškiai deklaruoti, kas pas mus yra dirbtinis intelektas. Nes tikrai susitarėm su atvejais, kai kurie išorės autoriai bando pagudrauti ir atsiųsti dirbtinio intelekto sukurtus tekstus, tai yra jau vienas iš redaktorių darbų dabar prižiūrėti. Ar dažnai tai pasitaiko? Jau yra pasitaikę, kai išorės autorius siūlydamas savo darbus siuntė dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį, mes atpažinom, pastebėjom, jisai prisipažino, tai atsiranda nauja funkcija, kaip ir dėstytojams universitetuose ar mokytojams mokyklose, stebėti, kad nebūtų tuo piknaudžiaujama. Tam yra vėlgi ir kiti dirbtinio intelekto įrankiai, kurie bando atsekti, kas kuria dirbtinį intelektą, tai toks vadinamas gaisro gesinimas gaisru, bet visi žinom, kad galų gale vis tiek visus gaisrus turi užgesinti žmogus. Taip ir čia mes jau turime viduje sukurti tokią sistemą, kad sprendimus priimtų žmogus ir tik taip mes galėsime užtikrinti tą pasitikėjimą, apie kurį jūs Dainiau, nuo kurio ir pradėjote klausimą. Yra dvi auditorijos, labai specifinės auditorijos. Viena yra, paprastai vadinama kaip perspektyviausia, tai yra jaunoji karta, kurie dažnai apsieina net be žiniasklaidos aplikacijų, tiesiog naudojasi naujienų srautu kokiu nors newsfeed'e arba su ChatGPT jau bendrauja. Ir antra auditorija, kuri yra nuolatos auganti, tai yra seniorų auditorija, kuri kaip tik yra dažnai skeptiška tokiom didelėm naujovėm ir jiems reikia žmogiškesnio ryšio, reikia tradiciškesnių požiūrių. Kuri auditorija šiuo atveju svarbesnė, nes labai sudėtinga persiprieš žiniasklaidai, kuri orientuojasi į kažkokį matyti vis tiek platesnį lauką, o įtikti ir vieniem ir kitiem, ypač skaitmeninė žiniasklaida, nėra taip lengva. Nėra lengva, bet tai ir įdomu, kas nėra lengva, mano tikslas yra pasiekti labai plačią auditoriją. Mūsų naujienų portalas kas mėnesį pasiekia 1 300 000 Lietuvos žmonių. Kasdieną pasiekime netoli 500 000 Lietuvos žmonių, tai mes negalime tikrai kažkokios dalies visuomenės atmesti ir segmentuoti. Ir turime kurti skirtingą turinį, skirtingai auditorijos daliai. Mes turime būti profesionalų su naujais turinio formatais, kuriuos yra pamėgęs jaunimas, tokius kaip vertikalūs trumpi video įrašai. Mes matydami jaunimo įpročius juos kūrėme ir bandome būti jiems patrauklus, bet lygiai taip pat yra ir labai ilgų formatų, kurias žmonės mėgsta kaip tinklalaidės, dėl to ir pas mus daugiau tinklalaidžių atsirado. Galų gale vis tiek dominuoja tekstas. Nors jeigu taip žiūrėtumėm tendencijas, ar ne, apskritai tradicinėje žiniasklaidoje vartojama turinė ir visame pasaulyje, kas yra vis tiek tekstas yra dominuojantis, ar ne, tai yra viršutinė kreivė yra tekstas, o apatinė kreivė yra video, ar ne, iliustracijos. Tai jos artėja viena kitos, bet tekstas vis dar yra svarbus. Teksto dalis šiek tiek mažėja, video šiek tiek daugėja. Ar tos dalys susikirs ar ne, man sunku pasakyti, bet pas mus lygiai taip pat mes daugiau ieškome interaktyvių, vizualių formatų, galvodami apie jaunąją kartą ir jos vartojimo įpročius, kartu nepamesdami to, kas yra svarbiausia.
tai nesame mes atmetę nei vienos grupės, žiūrime statistikas, analizuojame, kokie yra mūsų skaitytojai, žiūrovai. Viena dalis jūs paminėjot pagal amžių, yra kitas skirstymas ir pagal lytį, kad irgi šiek tiek skirtingus turinius vartoja vyrai, moteris, skirtingą šiek tiek galbūt turinį naudoja žmonės regionuose ir miestuose. Tai aš noriu ir formų įvairovės, bet ir turinyje požiūrio įvairovės. Lygiai taip pat formuodamas redakciją, aš noriu, kad ten būtų įvairios pasaulėžiūros žmonių, skirtingų lyčių žmonių, skirtingo amžiaus žmonių, su skirtingom patirtim, nes tu tik taip gali neužsidaryti burbulė ir praplėsti tą akiratį ir užtikrinti, kad tu sąžininkai atspindi įvairius procesus, nes žmonės nėra robotai, žurnalistai turi savo irgi nuomonės, simpatijas, antipatijas, bet tiesiog turėdami įvairovę mes galime išlyginti tuos skirtumus ar papildyti vieniem kitus. Tai tiek kuriant turinį, tiek siūlant formatus, bandom taikyti kuo daugiau, nes toks yra ir mūsų verslo modelis, toks yra ir mūsų tikslas kasdien pasiekti 500 000 žmonių ir pasiekti bent kas antrą Lietuvos gyventoją kiekvieną mėnesį. Eurostato duomenimis Lietuvoje maždaug 50 su truputėlį tik tai procentų žmonių turi bazinius skaitmeninius įgūdžius. Arti pusės auditorijos, vis dar bent jau Eurostato duomenimis neturi net bazinių, turi tokius žemiau bazinio, gal tai vadinkim, pradedančio vartotojo, bet dirbtinis intelektas jau dabar aktyviai naudojamas tų, kas, vadinkim, dažnai, kaip čia pasakyti, turi visai kitų tikslų nei žurnalistika. Tai gali būti propaganda, dezinformacija, reklama, kažkokios pramogos, kažkokie pažaidimai, saviraiška. Pilna dabar galima rasti įdomiausių dalykų nuo TikToko iki kitų, platformų. Jūsų požiūris į tą reiškinį, jis šalia tiesiog gali gyvuoti, ar jis vis dėlto turi perspektyvą dominuoti, ar vis dėlto teks balansuoti, tie, kas žurnalistikoje naudos dirbtinį intelektą rimtesniam turiniui ir tie, kas iš tikrųjų naudos pramogai, žaidimam ar kokiai nors apgaulė ir panašiai. Turbūt kaip ir su plaktuku galima ir vinį kalti, galima ir žmogų užmušti, tai lygiai taip pat ir naujosios technologijos ir skaitant ir skirtingas dirbtinio intelekto rūšis, jos gali duoti labai didžiulę naudą žmonijai, tokiose srityse kaip medicina, bet lygiai taip pat gali padaryti labai didelę žalą, nes tai yra nauji įrankiai manipuliuoti žmonių protais. Man atrodo, viena iš tokių irgi panašių dilemų mes matėme ir vis dar matome ir labai aiškiai matome sulig socialinių tinklų plėtra. Kai tik išpopuliarėjo socialiniai tinklai, atėjo arabų pavasaris ir visi sakė, o žiūrėkit, kaip demokratizuojasi struktūros, kurios iki šiol buvo represinės, nes nebėra cenzūros, tu gali labai greit sutelkti žmonės, nereikia tau, kad valstybės cenzūra patvirtintų kvietimą kažkur rinktis ir tu gali įvesti demokratinius procesus. Tas pats Lietuvoje pliuralizmo iš tiesų padaugėjo sulig socialiniais tinklais ir interneto plėtra ir mobiliųjų telefonų plėtra ir socialinių tinklų plėtra, kad nebėra kelių itin įtakingų žiniasklaidos priemonių savininkų, redaktorių, kurie nusprendžia visą viešąjį diskursą, tai yra teigiamų pokyčių. Bet lygiai taip pat matome, kad atsiranda lygiai tų pačių žmonių esančių jėgos pozicijoje, kurie sugeba labai manipuliuoti tais socialiniais tinklais ir pasinaudoti tuo, kad ten nėra filtrų. Tiek redakcijos yra filtrai, tai tie patys filtrai, jie gali būti užtikrinti kokybę ir jie gali užtikrinti cenzūrą. Tai galų gale viskas priklauso nuo žmonių. Perinant lygiai taip pat ir prie dirbtinio intelektų, be abejo mes galime įsivaizduoti ir juodai scenarijų, kad taip patobulėjus dirbtinio intelekto galimybėmis manipuliuoti žmonėmis, ar ne, kažkas po kažkiek laiko paimtų šitą vaizdo įrašą ir turbūt beveik mano mintis galėtų skaityti, kaip suvirpa mano kažkoks raumenukas veido, ar kaip pasikeičia mano kalbėjimo tembras ir ką iš tiesų tai reiškia, ar aš esu pavargęs, ar aš esu laimingas, ar aš pilnai tikiu tuo, ką sakau, ar aš skaitau pasirinktą tekstą, tai turbūt tos galimybės bus ir tuo juodžiausių scenarijumi, netgi tokie demokratijos stulpai, kaip laisvi rinkimai, kiti sako, praras prasmę, nes tos valios laisvės liks dar mažiau. Tu būsi užmanipuliuotas, tas pats, turbūt garsiausias šiuolaikinis intelektualas, ar ne, Hararis apie tai labai kalba, ar laisvi rinkimai vis dar išliks tokia sąvoka, kokia yra dabar, jeigu mes būsime manipuliuojami.
Tai čia toks juodas scenarius, aš manau, jis pats juodžiausias ir galbūt nėra labiausiai tikėtinas, nes stebėjome ir Amerikos šių metų prezidentų rinkimus, tai tie juodžiausi scenarijai neišsipildė ir dirbtinis intelektas visgi turi tam tikrą atstumimo reakciją iš žmonių ir sužinodami, suprasdami, jie stengiasi tai atmesti ir nuo to atsiriboti. Bet be abejo, kad mes turime apie tai kalbėti, ką jisai daro mūsų viešai erdvėj. Tai yra dirbtinio intelekto kuriamas didžiulis turinys, manipuliatyvus turinys, ką jis daro mūsų ekonomikai, kai kelios didžiausios pasaulio korporacijos ims valdyti didžiuosius modelius dirbtinio intelekto. Ir jeigu jie dabar kalba apie 10 ar 100 milijardų, tai tos sumos dar augs 10 kartų ir mūsų visa visuomenės sankloda gali keistis, tai aš manau, iš to išplaukiant ir reguliaciniai klausimai, kaip kovoti su manipuliacijomis. Ir turbūt esminis duomenų nuosavybės klausimas, tai yra artimiausio dešimtmečių ir kelių dešimtmečių klausimas, kuris turėtų labai pakilti mūsų politiniai darbotvarkiai, nes viską paleidus nekontroliuojamai, iš tiesų rizikos yra labai didelės. Paskutinis klausimas susijęs su autoriniam teisėm ir su redakcijų nuosavybė, tai yra šiandieną Lietuvoje dirbtinis intelektas gali naudotis iš esmės nemokamai. Lietuviškas dirbtinis intelektas visa duomenų baze, kas ką sukūrė. Valstybė kol kas neturi tokios politikos kaip muzikantam arba kitiem autoriam kompensacinis mechanizmas. Koks paties požiūris? Ar čia ateities klausimas, kur turėtų valstybė kompensuoti? Ar kažkas kitas, ar verslai kompensuoti, žodžiu, kad nebūtų taip, jog turinio kūrėjai vėl nukentės, kaip tai buvo su Facebook, Google iš dalies ir kitais globaliais žaidėjais? Aš nebėjau, kad jau ir dabar turinio kūrėjai kenčia ir žiniasklaida kenčia, nes, kaip jūs ir minėjote, žinot, dirbtinis intelektas jau naudojasi mūsų ištekliais, mūsų sukurtų turinių, mūsų intelektiniais produktais ir kaip sakėte, nėra iki šiol mechanizmo reguliavimo, ar ne, kaip apsaugoti tuos autorių darbus. Tai kiek aš esu girdėjęs, dabar tikimasi, kad ES reguliavimą gali priimti kokiais 2027 metais, prasidėjusios preliminarios konsultacijos. Galbūt Lietuvos pirmininkavimo, netgi ES tarybai metu galima judėti link įvairių teisės aktų. Tai manau, kad taip matome, kad didžiosios žiniasklaidos korporacijos, tokios kaip New York Times, randa individualius sprendimus, bet tokiams mažesnėms rinkams kaip Lietuva, aš manau, kad labai logiška būtų tikėtis bendro europinio reguliavimo, kad tas big techas kompensuotų ir sąžiningai kompensuotų už naudojimąsi ištekliais, kuriuos kuria žurnalistai. Paskutinis šiek tiek linksmesnis klausimas su jaunimu, nepilnamečiais mokykloje. Mes bandėm išnaudoti dirbtinį intelektą tikro teisingo atsakymo suradimui apie tai, kiek Žalgirio mūšyje dalyvavo totorių raitelių. Ir po ilgo kankinimo dirbtinio intelekto, iš tikrųjų kankinom, prašėm visus šaltinius surinkti, pasakyti teisingiausią atsakymą. Galiausiai jis pasidavė pasakydamas, kad tikro teisingo atsakymo jis nežino, bet iš tų šaltinių ir duomenų, kuriuos jam pavyko surasti ir pateikti, jis rekomendavo naudotis analitiniu mąstymu ir vartotojo paties išvadomis. Kitaip tariant, sąžiningai pasakė, kad naudokis savo natūraliu intelektu, ieškodamas tikėtino teisingiausio varianto, nes jis nežino teisingo. Redakcijos jūs irgi esat bandę tiesos ir melo barometrą. Ar galim dabar sakyti, kad net ir su dirbtiniu intelektu ir žiniasklaidos, kaip čia pasakyti, surinktais duomenimis, kažkam tikėtis nuoširdžiai galutinių atsakymų visus klausimus vis tiek būtų per naivu? Dirbtinio intelekto priešybė, jeigu lingvistiškai, yra įgimtas kvailumas, ne? Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu prisiminti ir žinot, Dainiau, nuo pat Aristotelio ir Platono laikų žmonės ieškojo atsakymo, kas yra tiesa. Galim prisiminti Platono olos alegoriją apie juslių pasaulį ir kitą pasaulį. Ir iki pat šių laikų per visas filosofijos kryptis klausimas, kas yra tiesa, šalia klausimo, kas yra gėris, kas yra grožis, tai yra 3 pamatiniai klausimai. Filosofai ieško atsakymų, manau, kad ieškos tol, kol egzistuos žmonija. Dabar tam postmodernistinėje kultūroje irgi daug kalbama apie tai, kad vėlgi turbūt ir Donaldo Trumpo paskatintos tendencijos yra, kad daugam atrodo, kad tiesa yra tai, kas sakoma iš galios pozicijų, ne, bet yra
filosofinės diskusijos. Aš manau, mes turime nepamiršti ir to, kad ko mes vis dar esam pranašesni kaip žmonės už dirbtinį intelektą. Ir smalsumas ir vaizduotė yra būtent tos savybės, kurios mus skiria. Tai atiduokime rutininį darbą dirbtiniam intelektui, sugrįžkime prie smalsumo, prie vaizduotės ir tada viskas bus gerai. Ačiū labai. Ačiū Jums.